Sveiki, su jumis dar Tinkas Tiki. Kviečiu pažiūrėti tokią žinutę apie tai, kas jums trukdo gyventi. Yra kažkokie tai trukdžiai, pykčiai, kažkokie tai dalykai, žmonės, kas trukdo vykti pokyčiams, gal taip sakykime, kas trukdo pasikeisti aplinką, ar yra kas trukdo aplamai. Viskam trukdo galbūt kažkokie neaiškus partnerystės ryšiai, kur vieną dieną gerai, kitą dieną jau atrodo susipykę, trečią dieną jau jūs vėl kartu. Kažkam tai alkoholis, priklausomybės įvairios, galbūt reiktų kažką daryti su jom. Paimsiu kitą klaidą, kad paklaustume, ką tiksliai reiktų daryti, jeigu yra priklausomybių ar tai neaiškių santykių, arba yra kažkoks tai trikampis žmonių, atrodo, kad surišę yra jūs ir jūs negalite vienas be kito. Taip. Kas jūs riša? Jūs rišo tai, kad jūs galbūt esate kažkaip toli vienas nuo kito. Toli kuom esate toli. Vyras atsiskyręs. Jisai tarp kitų gali būti žmonių, jūs žiūri kaip į deivę, lyg norėtų iš jūsų kažką išmokti, o jisai to yra nepatenkintas, kad kiti jūs žiūri. Kas jūs? Jūs galite išmokyti jį, bet jisai nenori būti nuo jūsų priklausomas. Ir tai jums trukdo. Va kam esmė. Ar tai išsispręs? Jeigu turite kažkokių indų, galbūt dovanoti indai yra, turėtumėte juos užkasti žemę, kad išsemtų žemės energiją, visą blogą energiją, kas kartą pasikeisti indus namuose, iš kurių valgote, kad pasikeistų, kad išeitų iš kažkas tą vyrą kažkas veja. Ar tai skolos, ar tai
taip, kažkas veja ir jisai norėtų uždaryti moterį į kažkokį tai iliuzijų pasaulį, bet yra toks dalykas, kad dabar parėjo žinutė, rakinama laiptinė, kažkas su laiptinė, su raktais. Ar tai yra svarbu, kažkas aktualu, laiptinės, laiptinės. Žiūrėkime. Aktualu tiems, kas išeina. Apsižvalgykite, ar nėra indų, kažkokių tai gėlių vazonų. Galbūt turėtumėt pasikeisti gėles laiptinėje rakinamoj. Kažkas yra įvykę, kažkas išėjo. Tai pasikeistų, reikia užkalbėti kažkokius indus, kalbėtis prie indų gražiai, nereikia pykti, išvalyti indus. Ar yra kažkokia tai žinia apie jūsų situaciją, kuri jums trukdo eiti pokyčius? Kažkas sėdi ir laukia, derėtų eiti, kažkur keliauti ir abiem keliauti, ne vienam. Galbūt kartu keliauti. Keliauti lyg aiškumo, galbūt turėtumėte išsiaiškinti kažkokią tai situaciją. Taip, krenta knyga, turėtumėte išsiaiškinti, kad kažkas nenori matyti. Lyg užburtas ratas, nenori išgirsti, nenori matyti kažkokių aiškių dalykų. Tai jums trukdo. Kaip visą tai pakeisti? Paklausyti galbūt vyresnio žmogaus. Užsiimti galbūt kažkokiu tai menu. Arba galbūt užsiimat. Ir tenai kažkaip atrasit atsakymus. Ar tai jau buvo daryta, bandyta? Ne, nebuvo, tai buvo viskas tiesiog numesta, išmesta. Nors vyras lyg tai buvo skaitęs. Jis bandė kovoti už teisybę. Kodėl jam nepavyko?
Jisai labai norėjo, kad rastų ji pati atsakymą. Kažkas jam galbūt patarė arba kažkam jisai pasakė. Iš kažko išgirdo galbūt, kad nereikia būti kažkur, kad lauktų tavęs. Tu gali išvykti. Arba jūsų keliai išsiskirs, bet jinai vis tiek lauks. Bet viskas pasisuks kitaip, kad aplink ją bus labai daug išminties, kai ji lauks jau. Ir kada tai išsispręs?